kartom stipriaus, nesineš gyvenimo metom. Mintimis aš kaip jausiai kūrėjas, taigi iš kažkur iškilo mintis. Tai ką kreipiasi, turėsi kūrėjas. Kodėl aš atmetu net mintį, kad tikrasis aš ir yra Dievas kūrėjas? Juk aš negaliu užtikrintai atsakyti į klausimą, kas yra Dievas. O aš negaliu drąsiai atsakyti į bet kurį klausimą. Aš negaliu to nei atmesti, nei patvirtinti. Kodėl žmogus maldoje prašo daugiau nei dėkoja? Kuo mažiau aš dėkoju, tuo mažiau vertinu tai, ką turiu. Tuo vis labiau noriu daugiau, o viskas, kas trokšta, nėra aš sakoma budizme. Norai yra kančios pagrindas, nes kenčiu būtent tada, kai negaunu to, ko noriu, o gavęs vėl kenčiu, nes bijau prarasti. Aš atmetu mintį, kad esu kūrėjas, nes tuomet man tenka prisiimti atsakomybę. Dėti pastangas tam, ko prašau pas Dievą. Iš esmės malda yra priminimas sau, kad man reikia dėti pastangas siekiant tai, ko prašau. Taigi prieš kreipiuosi į Dievą ne kaip į save, o kaip į ką nors iš išorės. Tada jei tai neišsipildo, atsiranda galimybė pateisinti savo neveikimą ar nepakankamą dėmesį skirtą siekti tai, ko noriu, sakydamas, kad tai Dievas nedavė, kad kažkas nedavė to, ko norėjau. Malda man visų pirma yra dėkingumas už patirtį, už suteiktas žinias, kurių pagalba galiu pasiekti tai, ko noriu, arba supratimo, ko man tikrai nereikia.